Jonai, vis laik paskutinis išeini iš Rūbinės. Nu tai būna pas tavim. Čia gerai ar blogai? Nežinau, kodėl. Aš paklausiu, čia gerai? Ką jūs galvoja? Nežinau. Gerai, tada per rungtynės komentarą, prašau. Rungtynės sunkios buvo. Pasirodo, priešininkas buvo stipresnis šiandien už mus. Nežinau, net patrūko, gal porą savaičių dar trūko susižaidimo, bet kažko jis trūko. Tai pasiekoje parodė rezultatas. Sakykim, o komandai išmušė tą Raiso traumą? Nes lik ir su juo viskas buvo gerai ir kai jis iškrito, prasidėjo problemos. Galbūt ir tas davė savo, vis tiek svarbus žaidėjas. Jo trauma tikrai netikėta buvo ir labai skaudžiai atsiliepė. Praeitą sezoną žaidė Eurolygoje, šį Europos taurėj nebus žingsnis atgal tavo karjeroje? Nežinau, kad ir kur bežaisčiau, stengsiuos pasisemti kuo daugiau patirties. Manau, Eurocupas nėra prasta lyga ir turėsim labai daug gerų varžybų, kuriuos stengsiuosi kuo pasisemti, tai galima daugiau patirties. Ko šiandien nepavyko įgyvendinti? Galbūt jų pick and rollas veikia labai gan neblogai, ypač gale. Nežinau, tie metimai pataikė jie nemažai, tai tas galbūt skaudžiausia buvo. O mūsų pick and rollas kaip veikia, kaip jūs vertinate? Ta paties jūsų galiu paklausti, kaip veikia. Nelabai. Nu, Kaip jums atrodo? galbūt jūs geriau padarysite. Ačiū.